Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs pakviesti dėdės pasitreniruot bučiuotis, žinai, nes kai bus merginų, jau turi mokėt ir negali ateiti ir mūsų, žinai, giminė. Su kuo tu kaime daugiau treniruosies, jeigu ne su manim, jau tvarto tvoroje esantį skylė jau pailsės. Žiūrėk, pagalvok. Aš vidurnaktį univermagą išvažiuoju. Iki vidurnaktį turi laiką pagalvoti. Prie Malkinės laukiu. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg draugelis grįžtantis su nauja schema, kaip aplošt kazinkę, tik jau be babkių ir prašant paskolos. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZIP FM studiją pirmą kartą šią savaitę. Aš nei vieno iš tų visų visokių motyvuotų labai žmonių, kur ten užsiklijavę savo naujo namo fotkę ant sienos ir vizualizuoja, nei tų žmonių, kur kazinkę aplošt žino kaip, nei vieno nesu jų matęs ne ubago. Ne vaiso dokumentikai. Kaip viską turėjo ir nebet ir dabar. Ne, aš tiesiog nesu nei vieno, nes dabar žinau, vienas aplinkos žmogus labai to pradėjo užsiminėti motivaciją ir visais tais dalykais ir ten vizualizuojas ir visa kita. Ai, taip pat tas, kad jeigu aš užrašysiu kiekvieną rytą, kad aš milijonierius, tai kažkada būsi milijonierius. Kur tu ir how about aš pats apsimoku mokesčius. Man toks būčiau aš motivatorius. Ir aš visi tie žmonės, kur ten tais tinkliniais marketingais užsiminėjo, aš kiek jų pažįstu, jų visi aplinkoje ir jie visi yra ubagiukai. Kodėl man atrodo, kad pensijų kaupimas yra panašiai kaip tinklinis dalykas tas? Pensijų kaupimas? Nu, tipo tie, kur aiškina apie pensijų kaupimus tau. O bankai? Ne, bankai, žmonės. Bankai irgi, prieisim prie šito dar. Pensijų kaupimas yra kaip tinklinis man marketingas? Jie tokie kaip pelėsis, tipo, kai vienas atsiranda, tai tipo tą milijonus tavo. Nu gal, manęs nėra siuntę. Atsimeni, aš paminėjau laidoje, kažkokie mailą iš Sodros gavau. Ir jau jie tą pajutė, žinai, tipo, Instagram'e, Facebook'e, kur žaidė Apex Legends, o girdėjau ten tau, aš žinau, galiu suveikti popieriukų tokių, kad ten 90% daugiau nuošimčių gautų. Iš vokiečių tau atveš popierių. Nuošimtį da vieną, ką tokį? Tai nuo šiol Žiūrėk, nuošimtis tau, nuošimtis man. Nuo šiol Sodra tai kaups tavo pensijos fondą patys. Jeigu tu neatsisakysi. Kas yra gerai. Visiems debilam tokiem kaip aš, kur niekada to nepadarys patys. Tu žiūrėk, koks tavo stažas yra. Nu, ne, bet aš kažką vis tiek turėsiu bent jau. Jo, bet jis yra kaip gėrimų, tipo 0,7 geriausiu atveju. Tu pradirbai beveik 10 metų savo gyvenimo. 0,7 pradirbau. Nu kažkaip. Tikrai nedaugiau. O tu galvoji, kad mes, pavyzdžiui, iki kokio amžiaus mes juokausim? Pavyzdžiui, tas freelancas, Vaidas ir Klajumas, jau žinai, be dantų rėkiam čia buvo atsisėdę su pampersais. Kaip tu manai, kad... Čia, žinai, nuo ko priklauso? Priklauso, ant kiek užsilenks mūsų publikos. Tipo, ar mes pragyvensim savo publiką ar ne. Nes man atrodo, kur mes dabar šitam laivę esame, mes jau keliaujam tą upę. Tipo, mes jau nebeišsiskirsim vienaip ar kitaip. Nėra kaip. Gali būti, kad tik tais negyvą svorį išmesim, žinai, ir atiduosim žemėj. Jo, mane taip iš laivos toks irklų išverti, žinai. Esi matęs, kaip lavoną metai vandenį ir tokį sunku išpampusi. Ir į tą, tipo, propelerį. Ir aš lipu, tipo, kaip į Egiptą šokiu tada. Ištraukti su tapkė Klajumo plauką. Mano galva įstrigus viduj, nes, žinai, ir vis tiek, ir aš tipo parplauksiu atgal, hontint tavęs mano išpampęs kūnas, ateisiu užkrės ežerą tada. Dėlių plaukais tokiais atvaro. Return this land. Dėlių plaukais. Skamba kaip pavandeniu būni, žinai. Dėlių plaukais skamba kaip Kašpirovskio dantų daina kokia. Metų alternatyva. Kaip vadinasi ta moteris su gyvatėm ant galvos? Medūza. Medūza, taip ir vadinasi, aš galvau. Gorgona dar gali. Geras koncertas, girdėjau, rengi Medūza. Gerų atlikėjų. Nu, šitas, tai kas, Gorgona arba Medūza? Aš nežinau daugiau, kokių dar gali. Gorgona? Nu, kažkaip Gorgon. Ai, tai Gorgon City dėl to ir yra. Taip, nu, nes jų Medūza yra jų šitas. Medūza arba Gorgona? Raiderį Medūza yra. Tiesiog padėkit ant stalo. Mes turim 3 medūzas suvalgyti. Padėkit ant stalo medūzą, norim kažką gyvo. Publikai bent vieną medūzą turi būti.
Bičias su stiklainiu stovi vidurį, iškėlęs. Šviečiančiu. Ir jinai turi matyti, kaip koncas vyksta. Aš turiu medūzą į akis pažiūrėti. Kur yra medūzos akis? Čiuptuvo kontaktą turi jau su medūza. Gerai, kur yra medūzos akis? Tai va čia jums ir yra nuspręsti. Žinai, hebra, ar jūs taip norit mūsų? Jūs norit Gorgon City, ar jūs norit ne Gorgon City? Ar mes dabar apie biologiją šnekėsim, žinai? Eina savo. Kažkoks sunkus pirmadienis. Tau nesunkus pirmadienis? Sunkus pirmadienis. Aš nežinau, man kažko išsidaužiau. Man sunkus gyvenimas yra iš tikrųjų ne tik pirmadienis, aš tau galiu pasakyti. Okay, kodėl sunkus? Ką aš žinau, neišsimiegu, nepasveiksta iki galo, kraustytis reikia. Rimtai, to vis dar džiova, taigi tu kaip rašytojas. Dabar turėtų geriausi mano laikai būti per ateinančias 2 savaitės, kaip vikšrų pavirsiu, parašysiu ir užsilenksiu. Ką? Ai, tu čia kad rašytojas, tai va. Škėma, man atrodo, ne? Aš neskaičiau škėmos. Tai va, dabar jau skaitai. Dabar jau tikrai. Tipo, jeigu aš kažką parašydavau per lietuvių kalbą, mėgindavau metaforą kažkokią parašyti, tai jau neblogai, bet jeigu škėma raš, kaip jisai vabalų pavirtas liftininku dirba, tai tipo, vaiduoti mokykis kaip reikia daryti šitas dalykus. Fucking škėma. Ir gaidys negaliu. Aš kažką apie vikšrą parašyčiau, man stiliaus klaidau. Jo, sakytų, ne. Čia rimtai, čia tas yra... Čia kažkada lietuvių mokytis, sako, bet šmo toks stilius, sako, tu neturi stiliaus, sako, mes ne apie aprangą šnekam dabar. Ačiū, mes apie jūs ar apie mane. Nuo kada virš jūsų bliuskės turi neriniai būti išlindę. Tasai, žinai, visą laiką spalva arba į vieną, arba į kitą, bet ne per daug pusę nuo persimono oranžinumo. Visą laiką kažkas, žinai, mokytojas rengėsi visą laiką kaip nuodingos varlės, kur parodo, kad nelystų predatoriai visokiausi. Ir tu turi atšokti, jeigu pamatai. Nėra labiau mokytojiško garso, negu tasai, kur pažiūri pas tai visai asmenį. Vis laik tą padaro, kur įrysas, atrodo įstrykęs tam. Nu, čia, žinok, stiliaus klaida bus. Jau matau stiliaus klaidą pareinančią. Aš konstantly verkiu per šitą išrimą, koks geras. Arba kad mano gyvenimas toj baigs. Jo. O tu turėjai tokį mokytoją, kur mėgai? Nu, va, tipo, kur sėdėdavo ir galvoju, o čia tai mes tai gerai. Pasakau, turėjau fizikos labai gerą mokytą. Ai, fizikos, jo. Už klasinės veiklas, sakas, fainas būda. Ok, tai cool. Aš turėjau tokį lietuvių. Nu, aš turėjau ten kelis mokytus, nes dabar, jeigu klauso neduok die koks nors, arba kokį nors paminėsiu ir įsižiūrėsiu. Gali pirmą raidę pavardės pakeisti. Tai nėra nieko keista, aš tiesiog pasakysiu kokį dalyką. Buvo toks pirmas mokytojas, su kuriuo sutariau, buvo toks lietuvių mokytojas, kuris yra buvęs politikas ir jisai mokindavo lietuvių etikos karjeros aukštėje. Pakėlęs, tai aš atsimenu, mes visą laiką pasikalbėjom. Neturiu jokios geros apie šitą dalyką istorijos, tik norėjau prisiminti. Kągi, pradedam laidą, davai, ne? Davai, važiuojam. Nu gerai, bičiuliai. Labas vakaras, čia Vaidas ir Klajumas. Nežinau, bus kažkas šiandien bus. Gausis. Kažkas gal gausis 2 valandos su mumis. Jeigu pirmą kartą patekot, tai užjaučiam į mūsų laidą. O jeigu patiko, įsijunkit YouTube'ą arba Mixcloudą vėliau šitos laidos paklausyti. Ten bus pilna įrašų jau mūsų kasdien keliam. Vaidas ir Klajumas įrašysit, susirasit. Gerai, čia yra energingesnis už mus žmogus. Mark Ronson, Feel Right. Grįžtum dar. Nenoriu skambėti labai kažkoks čia dabar mandras, bet, nu, vat būna, pavyzdžiui, mes darom laidą ir išleidžiam laidą ir būna ten pakviečia į draugus mus, į Facebooką žmonių, ne? Ir jeigu tave pakviečia bičas, kur aš tau siunčiau, atsigulę seductive pozoj ant lieptelio prie ežero ir tipo, ką jūs kacytės, ir, nu, vat, su viena fotkė, su 3 draugais ir tu paspaudini jo profilio ir pasitėsio gimimo data parašyta. Ką tu galvoji, kad aš darysiu? Ar tu galvoji, kad aš tai priimsiu? Koks yra? Ar tu čia kažkokia loterija? Čia atvirkštinis to, kai kažkas apsimetinėja gražią paną ir kviečia, žinai. Teisingai. O dar priemo, nors nejaučiu, priemo visokie. Labai, žinai, ką matau, kas turi daug fake'inių accountų priemė. Visokie vyresni žmonės, kurie naudojas Facebook ir galvoja, kad ten yra tikras žmogus accountų. Bet tai žiūrėk, jeigu į Turkiją kažkada varysim, kontaktą turėsim, žinai. Turėsim kur gyventi, žinai, va. Aš jam va ir savo gėlių sodinukų nusiunčiau. Kažkokia Greta Barškaitė iš Istanbulo. Arabų Emiratų. Šitą, dažnai, ką šiandien pastebėjau, kad labai daug dainų
Na gerai. Pastebėjimų diena. Pastebėjimų diena. Išpūskime komiškai tą skaičių, 7% visos roko muzikos, kurią mes su tavim klausom, yra buvęs bliuzas. Aš klausiau bliuzo šiandien nemažai ir visokie I'm a Lonely Boy, labai dafiga muzikos yra... Tik biškai pagreitinta? Ne, perdarytas bliuzas į roką, nes labai tinka... Iš tavo gal 7%, bet tu kaip mano, žinai, roko ir sunkio roko skonį, tai nežinau, ar tenais bliuzas labai. Jo, bet tą, kur mes leidžiam kur galim dar dieną vaikštantiem žmonėm laukia paleisti tokios muzikos, kur su karjerom ir su dalykais, tai tai bliuzas, pastebėjau. Tai va, toks pastebėjimas. Gal tu kažką įdomes? Žinai, ką aš pastebėjau? Šnekėjom tenais apie universitetus. Atsiprašau. Ką čia darai? Į monitorių fanarą su tušinuką norėjau įstatyti tokį, žinai, grįsmėgį. Jo, šnekėjom apie universitetus ir aš ten stumu ant Šiaulių universiteto, kad buvo iš rankos būrimo kursai visokie. Ir suradau dalykus, kokius tu gali studijuoti. Ir nežinau, tipo, jeigu laida užsilenkia, YouTube'ą kinai pasiema ir stand-upo kaip dalyko nebėra, nes rusiškai, tarkim, reiktų mums pradėti daryti. Tai nėra per vėl mokytis mums, ne? Okay. Mes tai pasakysim, 20 kažkeli metai yra ne per vėl mokytis ir suradau visokių kursų ir pažiūrėsim, gal kažkas tave sudomins ir galėsime pradėti mokytis. Klevų sirupo mokslas. Alfredo universitete. Man patinka, kad ta prasme, klevų mokslas Alfredo universitete ir bus koks nors žąsies fakultetas, kur negali nebūti trejybės šitam dalykė kažkokio tai. Tipo, mokaisi apie istoriją klevų sirupo ir gal netgi pavyks tau išmokti, kaip gaminamas. Gal ir net paragaut, lyštelt kokį pagalėlį. Tada gatvių kovų matematika. Šitas labai įdomus yra. Gatvių kovų matematika? Taip. Šitas kursas MIT, tai čia tas vienas iš garsiausių. Massachusetts, Minnesota, Internet Traveler. Žodžiu, of Technology. Taip. Tenais šiaip labai kietas universitetas. Ir pas juos yra toks kursas, kurie analizuoja muštynės su matematika. Aš šiaip visai būtų įdomu daugiau pasidomėti šitų dalykų, bet tiesiog gali pamėginti paguglinti. Tada yra čia... komedija. Norėtum būti komedijos majoras. Majoras. Humbler College gali būti... Magistras gali komedijos būti. Aš esu vieną kartą buvęs diskusijoje, kur mes kalbėjom apie Čia buvo kažkoks renginys, aš tiksliai neatsimenu, Fantastų dienos, jeigu neklystu. Ten viskas jėba ir sėdėjom panelyje ir diskutavom apie humorą fantastikoje. Ane? Ir šalia manęs sėdėjo bičas, kuris yra britas ir jis yra majoras humoro. Aš nesu girdėjęs nejuokingesnio žmogaus. Seniai, yra kažkas va tiem žmonėm, kurie, žinai, kur teatro mokytojos, dailės mokytojos ir humoro majorai yra tie žmonės, kur magistrai, kur nedadaro. Kritika yra, kur kino negali normalaus parašyti. Tai sakau, 3,1 IMDb. Keep that legend alive. Aš 10 vertinau, tai galiu atvertinti, bus, žinai. Toks. Žvaigždė. Gerai, toliau aš galiu papasakoti dar šitas labiau mūsų laidai tinkantis būtų kursas, tai Rydo koledže yra povandeninis, jau gerai skamba, povandeninis krepšių pinimas. Bet tai čia prikolas kažkoks. Kaip suprast povandeninis krepšių pinimas? Kuo jisai benefitina? Nežinau. Nes gerai, aš suprantu. Lengviau šiaudą užlenkt po vandeniu. Nes muštinių matieką, tai aš dar suprantu, ten žmonės galbūt, tarkim, spekuliuojam, riaušės analizuoja, ne, kaip vyksta riaušės, kaip nustatyti, galbūt ten bendradarbiauja su kažkokia ten teisėsauga ir, pavyzdžiui, gali nustatyti, kad ten nuo tam tikros kritinės masės būtinai toks procentas, kad prasidės riaušės. Arba tiesiog gali būti, kad įdomiau būtų spręs problemas matematinės, tiesiog pasakyti, kad 10 forsų prieš 15 pankų. Jo, ir ten įeina ir psichologija, kokia dar kažkas. Daug kintamųjų. Bet aš netgi ten suprantu tuos, kur ten Hebra Beyoncé studijuoja.
ta prasme, ne tai, kad man patinka, bet aš turiu minėjau, aš suprantu, kad tai yra didžiulis kultūrinis fenomenas ir ten yra ką studijuoti, kaip žmonės seka. Tai pavyzdžiui, šitas dalykas, kur irgi StarCraft'o strategija yra kursas, kur tu gali studijuoti, bet tai čia bus tas pats kaip bus tipo užklasinis būrelis, koks, pavyzdžiui, kai šachmatų žaidžia ir StarCraft'o žaidžia. Bet už juos kreditus gauni kažkokius ten, ne už tos dalykus? Tai gal ir nieko? Toliau čia dar kažkam. Ai va, čia tau šitas patiks. Parsisiunčiamos žmonos, Filipinų supratimas Southeast Asia kontekste. Bet tai kas įkuria tokius dalykus? Tu turi būti mokytojas kažkoks, ta prasme, tu turi būti profesorius, kad tu galėtum įkurti tokį dalyką? Nu, aš nežinau, kas sugalvoja šitus kursus, bet dažnai būna tokie dalykai, tipo, bet žinai, kas būna, čia būna vienas iš tų dalykų, kur visi pasirenka, tipo, nes kai tu univerą, aš tau papasakos, kaip su universitetas būna, bent jau Lietuvoje. Man įdomu. Tai tu turi laisvus pasirinkimus ir tu gali rinktis bet ką. Ir dažniausiai visi renkas, kur nereiktų eiti arba, tipo, labai lengva būtų praeiti. Nes tau ir taip užtenka diferencialinio skaičiavimo, skysčių mechanikas ir panašiai, tipo, visko. Ir savaitgalį buvo skysčių mechanika, po vieną. Lankstumą. Ir po to jau lankstai po vandeniu krepšius. Jo, ir ta, tipo, pasiema kokį nors lengvą dalyką ir tiek. Nu, supratau. Ir daro jį. Ir paskutinis yra vaikščiojimo klasė. Vaikščiojimo? Tiesiog turiu per paskaitą vaikščioti. Okay. Bet aš visą laiką įsivaizduoju, jeigu tu tokį dalyką pamatai, kaip būna ten, kur ten žiedų valdovo kalbos mokina. Čia irgi buvo, bet nepažymėjau. Ten elfų kalba, dar visokie, aš visų tų esu ten girdėjęs milijoną. Nu, aš jau įsivaizduoju, kas mokin, gal ir neįsivaizduoju, bet aš dažnai įsivaizduoju, kad turėtų būti tokie, žinai, su labai dideliais sakiniais, tokie moteris, visi išmeskit iš galvos, ką galvojat, kad žinot apie elfų kalbą. Ką reiškia, ką aš žinau apie elfų kalbą, nieko nežinau apie elfų kalbą. Ir taip dabar išmeskit vadovėlius ir dabar mokysimės, kaip aš pasakysiu. Aš dabar, kai pasakiau, kad tie laisvi pasirinkimai buvo, tai pas mum vienas buvo labai sunkus dalykas. Kaip jis dabar vadinos? Net neatsimenu, kaip vadinos ant tiek sunkus dalykas. Buvo mechanika, žodžiu, tenais dalykų mechanika, kur reikėjo visokius standumus ir panašiai skaičiuoti. Nu, tipo, žiauriai sunkus dalykas ir kažkas jį kaip pasirinka dalyką. O funny thing about that, kad jį iš pirmo karto išlaiko gal 30% žmonių ir tai pasiėmė savo laisvalaikį, žinai, tokį dalyką. Kažkiek standumus, kienotų standumą? Visokių medžiagų. Nu, pavyzdžiui. Tai, pavyzdžiui, tau skardą atneša, padaro ir tu turi, tipo, pabelst su tušinuką. Tu nežinai, kas univers ir nieks tau neduos skardo. Tu turi 3 metus pasimokyti, kad galėtum pažiūrėti, kaip kažkas kitus liečia skardą. Ir čia yra tavo praktika, supranti? Kokį gerą čia užmečiau tavo, gerai. Viskas? Jo, dar burbulų putimo meno. Bet čia normalus. Normalus. Aš pats eičiau. Aš jaučiu Vilniaus univerę dabar, tipo, per kur tik tai nori. Aš atsimenu, Oknoj buvo bičas atvaręs. Man dabar apie Okną priminė. Buvo bičas. Žinai, kada supratau, kad Okna might be fake? Kai atvarė bičas, kuris susipyko su tėvais, nes per šikną trimitų groja. Tipo... Norėjai arbatą. Toksai buvo. Ateina bičas su kaukė tokia, bet žinai, tokias būna, kur balta kaukė ta tokia, tokia kaip keramikinė, tokia kieta tokia kaukė. Ir jis vienintelis žmogus gyvenime, tipo kaktos viršus matosi. Taip, aš sakau, toks kaip paraštės veido matosi aplinkui, toks baronka aplinkui. Jo, ir jis vienintelis žmogus, kuris svastikos apgamą turi gyvenime. Ir tokie ryškiai kažkokiais plaukais nusidažęs. Seniai Rusijoje labai žino. Jo, žino, jūs pusė rajo žinok visus, nereik čia vaidinti nieko. Ir jis tipo ateina, ten majo atėts, neleidžias man, nenravica, minė per šiknas atrimėtas, trumpėt per šiknas ją piesnių rašyti. Ir jis iš pradžių sako, tai va. Demonstracija. Kas? Buvo demonstracija. Ne, tai žiūrėk, jis iš pradžių atvarė. Ir jisai atsisėdo su ta kaukė ir aš galvoju, kodėl jis tą kaukę, jau galvoju, jį ten čiupinėjo jo tos tėvuks. Ir jis taip papasakoja, mano tėvas, ir sako, man neleidžia trimitų groti. Ir aš taip, okei, tai čia tipo antiek jau gaidiškas instrumentas. Ir jisai pasakoja, tada tėvas ateina Nagievo ir ten Nagievas išvertęs jau tą savo gimnasto, kaip, žinai, kaip katinai būna tau kiaušus rodo ir laižo koją ištiesia vieną. Tai va tokį, va Nagievas daro tokią pozą, kur atrajoja savo plaukus jau ir sako, ir jūs žinot, kaip jisai groja to trimitų, ir jis tipo
paleido savo įrašą ir aš klausau, labai šudinai groja, labai blogai groja. Literally. Ir aš dar nežinojau tuo metu to fakto, per kur jisai groja. Ir galvoju, jis labai blogai groja ir visi tokie klauso ir sėdi, susikaupė nagyvas toksai linksi, o ten kaip dainuoja Sex Man, ten toks neįstoja, kur reikia, žinai, dar kažkur nei vienos natos nepataikė. Galim time-outą šauti. Taip, žinoma. Tu esi strimitų grojęs, kad nors gyvenime. Nu, aš su pučiamuoju esu grojęs. Ten, žinok, reikia įdėti nemažai žandų, kad tu pramuštum tą tai jisai ten plionkę. Bet jis ne tai, kad jis trimitą įsikišo, nes aš jaučiu ten liežuvėlį per dažnai keisti reikėtų. Jisai per guminę šlangą groja. Jis tipo įsikiša šlangą. Aš į sodą laisyt negaliu, kol ant groju. Ir jisai tipo groja ir po to groja okną šitam ir jie susitaikė su tėvu. Nu tai, žodžiu. Kaip susitaikė? Nesusipykė, buvo kažkaip kaip, Ta prasme, dėl ko jie susitaikė? Koks buvo sprendimas? Jis nebegroso, jis nebemuš tą šlangą jo? Ne, jisai sako... Kiek metų tam buvo sūnui? Sako, toks sunku per tą kaukę pasakyti, žinok, ta baronka, kiek veidų išlindus yra sunkiai identifikuojama, rievės sunkiai veidą pasakė. Bet jis taip pasako, atėts ją nužin išreikšti save. Malai, ir jis taip pasako, harech, sinok, ir jie tipo susirinko tą šudą trimiti ir tipo ir išėjo iš tos oknos. Ir aš tada pagalvojau, kad žinai ką, man atrodo, kad čia gali būti. Ir dar matai tame, kur tipo išidinėdavo ir šešėlis matas jau rublius, taip duoda atbašliuojam. Jo, tai sakau, čia might be fake ir nuėjau amerikietiškų imtynių žiūrėt. Gerai, čia Just Glide No One. Okay. Nepelnytai mūsų laidoj Slovenija yra pamiršta, ne? Aš taip galiu pasakyti. Per mažai esam šnekėję apie Sloveniją. Koks pointas yra Slovenijos? Kad Slovakija turėtų panašią šalį jūs. Jie tą pačią apie latvius ir lietuvius sako. Aš ir norėjau sakyti, kad apie Balkanus tai pasakė, kad visi vienodi, tai mes irgi visi vienodi. Apie Balkanus? O kas Slovenija nėra Balkanai? Aš turiu menį Slovenija, Slovakija iš pavadinimo ir Latvija, Lietuva. O Balkanai kas yra? Balkonai šalia? Ne, tiesiog aš norėjau sakyti, kad visas šalis vienodas. Tenais, tam regione. Čia yra labiausiai racist ir kartu mažiausiai racist dalykas. Ką gali pasakyti, tu ką tik, čia yra kaip dalyba iš nulio, neįmanoma. Mes visi esam vienodi. Žodžiu. Aš norėjau kažkokią įkvepiančią kalbą pasakyti šito atveju, bet... Esi, kad, žiūrėk, tu pas mumis darbininkas, keturnedėlis. Esi kada nors kažką specialiai daręs, kad išmestų iš darbo? Ne, nes aš labai bijau šitų dalykų. Ką tu laidoj kasdien darai? Aš galvoju, kad aš ją geresnę darau, bet pasirodo, nesu. Aš kažkodėl, man žinai kas, aš esu pažinojęs tokių žmonių, nes kai dirbau statybose, vienas mano pirmųjų darbų. Jau pasakom, čia ir bent 6 minutės istorijos yra. Tu strojkėse darbai. Jo, dirbau strojkėse, dirbau botanikos sode. Botanikos sode aš atsimenu, bet strojkės dabar laukiu istorijų, jau kaip neždavai gretinėlės tos šatukus visiems. Tai buvo toks vienas bičas, kuriam pasakė, kur padarė klaidą, kad jam pasakė, kad jie atleidžia darbo dienos pradžioj. Ir aš sėdžiu tiesiog ir aš girdžiu tokį garsą, atsisuku ir bičas turėjo taip nuiminėti, mes ardėm namą, kas šiaip strojkiam yra dar labai geras darbas, nes tau reikia mažai nešioti, tai tu tiesiog daužai su kūju arba su perforatorium, kas yra sunku, bet atkrato rankas, bet visai smagu. Ir tu tiesiog po to sėdi su šiufeliu, krauni į šitą, į karutį ir tipo išverti tenais, kad perdaunotų betoną. Nu tai visas toks ir darbas buvo. Ir aš girdžiu, ir aš atsisuku, bičas ardo atsisėdęs ant pastato, kurį ardo, taip ant krašto sienos, ir mėto plytas ant plytelių žiauriai brangių, kurios tipo buvo supirktos tam, kad ten pakeisti stogą tokį reikėjo. Ir jis tiesiog sėdi ir kiekvieną tą plytelę taip sudaužo. Tai va čia buvo nelabai smart. Ir aš šitą atsimenu mačiau ir buvo labai baisu man. Aš niekada šito nedariau. Aš nežinau, ar čia yra gerumas man, ar aš tiesiog bijau nusižengti. Aš dar negaliu pasakyti. Supratau. Tai nebuvo jokių įdomių istorijų. Kiek laiko dirbai statybose? Mėnesį gal kokį.
Kada tiek mažai? Nu, man labai blogai sekės tenais. Aš labai... Griaut nemoki. Aš griaut nemoku. Tik santykius gerai griauti. Santykius, tai man net nereikia stengtis. Aš ten ties čerpę sudaužysiu, tai eik tu savo kaip greit. Man net nereikia pasakyti darbo dienos pradžioje. Aš po defaultu atsikeliu jau gadintoje santykių. Bet vat šitam aš labai netalkovas buvau ir man labai nemokėjau dirbti visų tų dalykų. O ten reikia tokio, vat, nu, mindsetas turi būti prie chebros, nu, vat, pavyzdžiui, mes sėdim ir tipo... Hebroje sako, gerai, einam pasimt alaus. Ir man užaugus su mama, kurie yra ten dirba mokslinį darbą, kad žmogus geria dienos metu, darbo metu, man buvo kažkas tokio. Man ir dabar yra kažkas tokio. Ir dar toliau yra. Kiek smagiau dirbti. Kiek smagiau yra, bet ne... Aš dabar žinau. Aš dabar įkalęs, žiūrėjau. Tai kodėl tu manęs to klausim? Nežinau, man šiaip įdomu buvo. O tu esi taip daręs? Aš darbą nesturėjęs. Bet taigi tu ten visokių daug esi daręs irgi įdomių dalykų. Ten kažkada iš lėktuvo nusifotkinai virš miškų kažkokių. Ne? Nes kažkokiu parasparniu tu skraidėjai, su kuo? Jo, bet čia nėra darbas, kai mane kažkas skraidina su parasparniu. Aš galvau, kad tu ten dirbai kažką su tais parasparniais. Ne. Aš galvau, kad tu ten jų trasai kažką darai, ne? Aš miksuoju šitos dalykus dabar. Aš kovau su noru paspausti raudoną mygtuką, kuris yra saugos diržas. Kur išmeta bičą pro turniką pro apačią. Tasai tokia atidaro tiesiog. Bet buvo įdomu visai, nes mes tipo skraidėme ir buvo toks bokštas, nežinau, jis gal buvo gaisrų stebėjimo ar kažkas tokio, gal gaisrų stebėjimo slešas, tipo... Reikėjo padegti, va čia tai būtų ironiška. Ir tipo, sak, man atrodo, viršui ten kamera ir davai priskrendam, ne? Vės nesveika didžiai ir tipo, aš jau galiu spriktą duoti tai kamerai. Kažką mes ant čiki brykį nusifotkinam, žinai. Ir išvarėm. O dėl ko apie Slovėniją aš užsiminiau, tai ir dėl ko apie darbą paklausiau, ar esi kažką daręs, nes man atrodo, čia bičias tikrai, sakau, man užknisau dirbti ir aš padarysiu šitą dalyką ir tą galėsiu atstatydinti, tai parlamento narys, tai čia būtų kaip mūsų seimūnai, ne visi, Slovėnijoje pavogė sumuštinį, tiesiog. Arba parlamentarai. Lietuvoje parlamentarai yra. Ir ar parlamentarai? Ką jie daro? Nežinau, ko gero nešokius rengia. O parlamentarai nėra kur užsienį? Europarlamentarai. Europarlamentaras ir parlamentaras ir tas pats. Parlamentaras yra dėdas, kuris... Parlamentaras yra sunku žodis 2 kartus sakinį pasakyti. Parlamentaras yra bičias, kuris parlamentą rūka prie Seimo atsistojęs. Norėjau sakyti senai šitą. Tai žodžiu, pavogė sumuštinį, pavadino socialiniu eksperimentu ir atsistatydino. Sakė, čia aš stovėjau, sakė, 3 minutės prie kasos, nieks nepriejo, tai, sakė, atšals man sumuštinis. Geriausi tie YouTube'o socialiniai eksperimentai, kur hebra ten eina laižyti su mergom gatvėje. Su mamom. Arba, tipo, su mašina gera atvaro ir, tipo, atseit mergai pasako varom ir jinai sako, ne, tada parodo, kad brangią mašiną turi ir, tipo, jinai, Matei šitą? Aš jau mačiau, Lietuvoje yra kažkoks bičas, kur pizzas dovanoja benamiam toks, nu, aš jaučiu kaip navikas kaupės manį, toksai, žinai, kasoj kažkur, kur Aš šiandien galvoju apie šitą dalyką, nes kas populiariausia Lietuvos YouTube yra, dažniausiai yra visiškai idėjas paimtos, tipo, iš užsienio ir net nepakeista. Tipo, ten, pavyzdžiui, arba išgerk, arba tiesą atsakyk, ne, akli pasimatymai kažkie. Taip. Tada, tipo, lievų bajerių kovos ir panašiai. Nu, viską, ką Leitnaitė nedaro. Ir jiem nieks nesako, kad kažkaip kopiuoja. Jeigu aš Nagijevą pacituoju laidoj, tai, tu čia kaip Comedy Club jau visiškai. Ir, tipo, bet aš supratau, kad mūsų publika yra mąstant ir jiem rūpi, kokį kontentą gauna. Tai mes ką tik pagyrėm savo auditoriją labai puikiai. Dar rekomendacija, ne, dar turėsim? Ja, galim šau greit. Norim džiazų dumblo ar nenorim džiazų dumblo? Reklamų ir einam tada. Jankis net džiazų dumblo nenori. Ok, davai. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Larry Charles yra žmogus, kurio dokumentiką parekomenduosiu. 4 dalių dokumentika visiškai nauja išėjus Netflix'e ir manau, tau ir man visai įdomia tema ir visiems žmonėms, manau, labai įdomia tema. Tai jisai vadinasi Dangerous World of Comedy, tai pavojingasis komedijos pasaulis ir jisai turi 4 dalis. Dar nespėjau pats pažiūrėti, bet matau, kad bus geras dalykas, tikrai. Vien iš trailerio mane labai sudomino, dėl to, kad jis varo į tokias vietas, kuriuose komedija kaip ir neturėtų egzistuoti ir šnekas žmonėm, kurie daro komediją tos vietose. Pavyzdžiui,
yra Irano Jamie Oliveris, kuris tiesiog stumia ant ISIS, stumia ant Irano valdžios ir tai eina per, nežinau, ar televiziją, ar kažką tokio. Aš garantuotas, kad jis ne Irane gyvena. Gali būti, bet tenais, ta prasme, mes negalėtume tokių dalykų per laidą sakyti, ką jisai tenais sako, ir jis yra labai labai populiarus. Ir jis tipo neprisiema nei Irano valdžios pusės, nei ISIS pusės, jis tiesiog komentuoja dalykus ir jis daro late nightą. Tokio tematika kiekvieną dieną apie ISIS, apie Allahą, apie Irano valdžią sprendimus, apie Middle East visokius dalykus. Po to, pavyzdžiui, viena laida yra... Man įbręsta bairiai, davai pasakok. Su Somalio piratais apie komediją irgi šnekas, taip... Tokie visai, arba pavyzdžiui būna nusiaupta kokia uragano visiškai Indonezija ar kažkas tokio ir bečtreliais mikrofonai iki kelių įbridėsi vandenį Comedy Club šneka žmonėm. Ir jis seka tokius dalykus, karo veteranai, kurie žiauriai sužaloti buvo bedaro stand-upą ir parodo visiškai kitą komedijos pusę, kurios gal netgi atrodo, kad tos komedijos ten neturėtų būti. Jisai pravažiavo visus šitus dalykus ir 4 serijas sudėjo ir Netflixą paleido, kas šiaip žiauriai įdomu yra. Visi žmonės, kurie sako, kad neturėtų būti komedijos, bet būtent ir turi tokiose vietose būti humoras ir komedija, nes žmonės kažkaip su tuo susitvarko. Žiauriai gerai skamba. Aš girdėjau šitą pavadinimą, bet taip ir neprisikasiu. Pas mane pačiam pirmam iššoko, kai tik Netflixus nuėjau. Žiauriai gerai. Tai Dangerous World of Comedy, ne? Jo, Larry Charles Dangerous World of Comedy. Už minutėlę sumesiu jau į mūsų Discordą, trailerį galėsit pažiūrėti, įsivertinti patys, ar patinka ar nepatinkam. O jeigu dar nesat mūsų Discorde, tai nieko nekainuoja prisijungti, parašykit mums į Facebook puslapį Vaidis ir Glumas ir mes jūs ten prijungsim. Zip FM. Dar vienas praėjo su trimitais pusiau skanduotinis gabalas. I feel it in my bones. Jo. Apie pensininkus ir žiemą gabalas. Kažkasgi šitas... Vaidutis on fire šiandien. Šitą... Feel it in my bones. Kažkas irgi buvo užkrėtę liga šitą radiją. Avicii. Jo visi gabalai irgi buvo. Kokia nors Amerika, viskas tokia sepija nudažyta ir ten Hey brother, there's a way. Tada kareivį kokį trumpai parodo, kur ne iki galo supranti apie ką, bet tipo, kur datempsi iki savęs. Žinai, kaip meilės dainos, kaip Bo Burnhamas meilės dainą rašo. Tipo, I like how your torso has a hand on either side. Kaip seniai, bet žiauriai. Your eyes of greenish, brownish, yellowish color. Tai va, ką norėjau sakyti, kad dabar ten, sako, įsivaizduok, esi kalėjimo kalinys ir 6 metus iš eilės, 6 kartus iš eilės laimi talentų konkursą kalėjimo ir sužinai, kad už mėnesio R. Kelly sėda į tavo kalėjimą. Tie, kas nežinot, R. Kelly, tas Ignition, Adam Babin, Kitchen. Bičas yra pervas. Jisai absoliutus yra, jis ten grobia moteris, jas laiko savo sex dungeonė, ten myžant jų, žodžiu, ten labai... Romantiškai istorija. Ir tu įsivaizduok. Už 200 metų čia bus kaip Romeo ir Julieta, pamatys. Romeo ir Julieta tais laikais buvo kontroversiškas dalykas. O kokie yra kalėjimo talentų konkursai? Kiek gandonų kokso gali paslėpti savį? Tokį, žinai, iš savęs traukia. Ar publika balsuoja, kas laimi, va čia yra klausimas. Tai vat man įdomu, ar tai yra žiūri kažkokia? Vis tiek Andriukaitis ten bus, ar taip, jisai bet kuriuo atveju. Bet jis ten dėl kitų priežasčių, žinai, kalėjime. Ką? Aš dabar paminėjai tos, tipo, talentų konkursus ir mane visą gyvenimą griauš mintis, kad aš neprikalbinau savo klasioko eiti su telefonu groti. Į talentų konkursą šūliai. Tipo, mokyklai, kas dzin, viskas yra. Net nes tas talentų konkursas. Ateina kažkas su skudučiais, ateina kažkas, tipo, padaužo kaip bežionai fortepijoną, ateina Vaidutis stand-upą pirmą kartą padaro. Ir aš norėjau, kad jisai, nes aš kaip ir sakau, jisai vis laik galia pasimdo tą mobilką, kur tipo yra visos natos ir jisai ksenas tą gabalą. Ir tipo iš galo vis laik rodo. Sakau, varykit talentų konkursą. Tipo, žiauriai bairis būt. Kas iš tikrųjų, aš dabar netgi man bairis atrodo. Taip. Ta dar labiau bairis atrodo ir jis niekad nenuėjo į... Tai viskas, įsivaizduoju, kokį mes talentą galimai prašovėm Lietuvą, jeigu bičas, kuris groja dantim, dabar kažkur barberių dirba, tai bičas, kuris šitas, tai bent jau alkoholikų būtų. Bent jau tikrai. Tai čia jau yra Lietuvoje. 3 sluoksniais per daug rūbų nešiot. Su tokia valdžia čia pas mus alkoholikai dar gerai gyvena. Žiūrėk, klausimas tau.
Jeigu dirbtum kokį nors darbą, ar nusižengtum truputį taisyklėm, jeigu, pavyzdžiui, tas paprašytų žmonės kokią kelią? Nu, tarkim, tu dirbi... Ko čia dabar galvoju, galėtum dirbti? Tu dirbi gaisrininko, ne? Ir vaiks sako, aš noriu šlangą balandį nupurkšti biškį. Ar tu leistum jam ar neleistum? Nu, tokį vieną. Aš nežinau, ar ta šlanga yra, ar ten užsikūrinėja ilgai ir kol pro ją prabėga vanduo. Nu, tipo, čia ne tam esmė. Tau pastangų daug tai nekainuot, bet arba, pavyzdžiui, vaiks ateitų ir skaitų, aš noriu tą greitosios padaryti. Taip, duočiau. Leistų badė šitus dalykus. Nu, aišku, vaikas irgi neturėtų kažkuo atsidėkoti, žinai. Nupiešti piešinį dėdės. Kaip čia pasakius, ne vieną šlangą turėtų tą vakarą papurkšti. Paplaut balandį. Į ne vieną paukštį šlangą būtų papuršku šį kartą, žinai, sakau, balandžio. 2 paukšteliai būtų. Balandis ne už kalnų. Nes, žodžiu, istorija tokia, kad policininkai... Žinot, aš nežinau, jums per radiją nesimato, bet Vaidutis tą tokį turi, aš pats ant šito grėblio užlipau veidą. Žodžiu, policininkas buvo suspenduotas dabar dėl to, kad nu, kaip ir nekaltas toks prašymas buvo, tiesiog prie jo parelę. Šauti žmogų iš šautuvą. Nu, sakyk. Prie jo parelę. Ir sako, Barry White'o kompaktą matau turi. Sako, gal gali paleist, kol mes gali laižysimės. Ir jisai, nu ką, žmogus, ar gaila man, žinai, aš dar per veidrodžiuką pažiūrėti galėsiu. Ir štai jis suspendavo. Bet tai, palauk, jis juos suėmė? Ne, jie šiaip prie, sako, čia mūsų yra svajonė. Tai, policijos mašina, labai specifik svajonė. Policijos Barry mašina. White, kompaktas, kad groja ir policijos galinį sėdinį pasilaižyti. Nu jo, aš suprantu kodėl, bet aš manau, jeigu neprisidirbęs, aš manau, čia būtų visai gerai dar įspėjimo atsipirkti. Bet aš jaučiu, jis yra kada nors tikrai į žąsį metęs bananą savo policijos, skrendančią ir užmetęs netyčiai į kaminą kažkam ir po to neprisipažinęs. Tai, nes nu, už pirmą kartą tokį gal neduoda. Ai, Bairis yra tame Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose policininko apmokymai, žinai, kiek laiko trunka? 3 mėnesius. Čia yra daug ar mažai, nes... Čia yra džiauriai mažai, Lietuvoje, man atrodo, 2 ar 3 metai yra. Okay. Tai tu vairuoti neišmoks per 3 mėnesius. Taip, tu su ginklu ir tazeriu kitoje rankoje varniai iššaudyti. Nu, jo. Tai tokia. Dėl to tenais, pavyzdžiui, jie labai daug yra mokami kaip kovoti, bet nemokami kaip deeskaluoti situaciją, nes, pavyzdžiui, UK, jungtinėse karalystėse, jungtinėse Anglijos karalystėse, Brexite, va taip pasakysiu, Brexite, iškart visi suprasit, Brexite, tai jie net ginklų neturi. Taip. Tai ten daug ko negalim, ten iš vis... Šiaip labai geras yra video, jeigu kas nors parašysiu Jim Jeffries, UK Police, ir kaip jisai važinėja su policininkai ir sako, nu, tai davai, jungiam ir galkis važiuojam. Nėra iškvietimų. Ir taip sėdi tiesiog ir visą dieną pravažinėjo ir gavus, kad tenais realiai bičiai piniginę atidavė, nes pametė jisai ir tokia diena buvo tiesiog. Ką žinau, visai. Tai reiškia, aš daugiau actioną esu gavęs, kai dirbau kontrolierium troleibuse laidoj bedarbiai. Yep. Kai mes varėm ir sėdim. Ką tu man padarysi? Toksai, mes dirbam kontrolieriais ir tą vakarą aš supratau, ant kiek yra pasikeitę Lietuvoje kontrolieriai nuo tada, kokie anksčiau buvo. Dabar tai jau visi žinom, kad busiukais tas raudonas. Anksčiau tai būdavo hebra užsimaskavę. Ta prasme, tu matai, tu sėdi ir tu nesupranti, čia moteris barzdą netikra užsidėjęs, ar čia Merkuris, kas čia yra. Ir, pavyzdžiui, ir buvo toksai vienas bičas, kur stovi ir visą laiką shady atrodo, toksai stovi, atsimenu, kaip dabar atsimenu, nes mane labai išgazdino. Aš tarp vaiko paauglio kažkas buvau tokio. Atrodo, kaip orgiai būčiau buvęs. Šitas... tarp vaiko ir paauglio. Ne, nu tipo, aš tam amžiui buvau. Aha. Ir stoju bičas su ta tokia... Aš nemoku apibūdinti, žinai, tie yra... Man labai taip meniškai skamba, bet tos marozų beretės. Aha. Žinai, tokie, žinau, tokie... Su kuzirka, kur net antaka neuždengia. Taip, kur labai gerai, kur vėjo aptakumui labai gerai yra. Jeigu kas nors esat iš senesnių laikų YouTube'o, tai kiešos. Kepurėkė. Kiešai, va. Asila beretė, va. Ir su šita ir toksai bičas stovi. Ir tas, žinai, būna labai keistasis rūbų dalykas, kur Ariolo maikė. Tokie, nu, tokie, kur tigras koks būna. McGregor. Jo, McGregoro maikė, tada cipūra ant maikės viršaus, bridžai,
bet tokie užraukiamom apačiom, tokie zzzt, ir baltas lakierkas, ir stovi toks federeskė, toksai stovi, ir toks aš galvoju, kažkas su juo netaip yra. Ir tiesiog viena moteris lipo ir jis ją taip už krūtinę sustabdė, stok, parodyk bilietą, ir jinai tokia kairis išsitraukė savo šitą. Tai va toksai. Ir po to susiprato, kad taip negalima. Nafik tu pasislėpęs, kas tu? Tu, tipo, tau reikia tau kažkiek areštų reikia padaryti, kas tau yra? Nafik tu. Ir po to supratau, kai padirbau jau su tais kontrolieriais, kad jiem, pavyzdžiui, žiauriai sunkus darbas yra. Labai išlėkštus. Mes einam, tikrinam bilietus, nu tai ten vienas tas ketvirtas ten kažkoks piktas. Nu, bet, tipo, viskas kaip ir normaliai. Visi žmonės normaliai ir vienas bičas sėdi su tokiu sulankstytu lapu rankoj. Ir aš taip žiūriu į mus, sakau, duokit bilietėlį, prašau, neturiu. Ir sakau, tai kodėl aš iš kalėjimo ką tik. Ir tipo išskleidžia tą lapą, ten kažkoks paleidimo lapas. Ir aš tipo, jau kažką atgal rėkiu. Iš karto ten tie subėgo, tu sako, žinokit, turėsime eiti, tai gerai, važiuok, aš mane, kuris nori tokie. Ir toks tipo, kur žinai, kur ten kažką jau ten apie batono trūpinimą man ten, kur aš tipo zeko tos kalbos nesuprantu, kur aš laukiu, kuris toj nusmailinta dantų šepetėlį išsitrauks. Gerai, čia yra Black Keys, Tighten Up. Taip, aš čia jau. Kaip tau gerai sektus gamtoje išgyventi? Nemanau, kad gerai sektų. Aš realistas esu tikrai. Nemoku. Aš esu buvęs ir nesu. Esi buvęs gamtoj. Esu buvęs gamtoj ir man reiktų gerai pasimokyti. Aš manau, ant kiek mes esam pirma pasaulio valstybė, labai pasako dalykas. Aš garantuoju, kad tikrai ir klausytojų nemažai, kas ne Vilniuje augia, ko gero. Tai, pavyzdžiui, mes darydom, kai būdom kokių 10, gal 14 metų tame tarpe, kai būdavo vasara, tai mes išeidom kiemą, pastatydom palapkės ir, tipo, kempindavom. Taip. Skautai būdom, bet būdom kieme. Okay. Kur duris į namus yra už 10 metrų. Ir mūsų išvyko tokia būdavo, tenais, tipo, palapkę pristatydom, kepdavom dešrelės ir panašiai. Mes irgi tokio darydavom, bet aš nemoku, pavyzdžiui, ten yra, nu, pavyzdžiui, tas mūsų kolega Paulius skautas, pavyzdžiui, yra, tai aš ten tikiu, kad jis žino, kurią aš... Iš telefo batarks ir pavalgyti ir ugnį. Taip, jis ten nuskeltų, žodžiu, pasidarytų peilį ir ten iš arklio žandikaulio ir ką ten reikėtų pasidarytų. Bear Grylls, žinai, tokį žmogą, ne? Žinau. Ko gero, daugiausiai, kaip bebūtų keista, aš galvoju, kad jisai toksai, tipo, nieko gero, tiesiog jis TV prezenteris, galvoju, yra. Jisai, man atrodo, bet jisai baigęs yra Army Rangeris. 3 vienas sunkiausių karinių mokymų gyvenime praėjęs, tai buvo Alžyroje tenais. Žinai, apie Alžyrą tos bičius, ar Alžyras, ar kažkas tokio, yra... French Legion, man atrodo, vadinasi. Jo, prancūzų legionas. Mano draugo tėvas tarnavo. Kur tu gali čia iššaudyti 50 žmonių, bet jeigu iki ten nukeliausi, tu, tipo, aukit žmogus esi. Taip. Ir, tipo, tenais tavai paima, nieko apie tavį neklaus, bet tu, tipo, tapsi kariu ir žiauriai sunku praeiti tos mokymus. Taip. Taip pat kaip Navy Sealsai tenais. Man atrodo, jeigu vienas pasitraukia, tai visi kiti kenčia ir panašiai, žinai. Aš neseniai dar žiūrėjau šitą... Dokumentiką? Ne dokumentiką, žiūrėjau Full Metal Jacket filmą, tai man dabar primenė tą filmą, kur žiūrėjau. Irgi apie pasirašymus. Supratau. Ir žodžiu, Bear Grylsas dabar pradėjo daryti tokį dalyką, kuris su žvaigždėm, tipo, ale parą tenais išgyventi turi kažkur. Tai viskas eina. Tai, pavyzdžiui, buvo su Shaquille O'Neal, man atrodo. Bet tai, žinai, kodėl man yra sunku šito žiūrėti, nes aš žinau, kad ten yra filmavimo komanda pasiruošė duoti tau šokoladuką. Ja. Ir ten... Tai čia tas ir buvo visas memas, kuris įvalgo tą lervą, kuri... Ištrykšta ir visi, žinok, nebegalėtų Magda bulvyčių valgyti, pasidės žinai vėliau. Taip, bet jie ten valgydavo tai skaniai tarp laidų, ten pas juos. Bear Grylsas nėra, kad jis ten diena naktis guli prasipjovęs kupranugarį ir vidų įlindęs tarp žarnų ten guli. Ne, jis, nu, tipo, jie ten normaliai, jie ten. Bet vien, kad jį Bear pavadino, jau daug pasako. Jo vardas Bear ir yra. Nu, manai, čia nėra pakeistas bičio vardas? Tikrai, toks vardas. Garantuoju, kad... Taip, aš domėjausi. Gerai, palauk. Labai nefekčiai. Grill veikia. Yra Bear Grill žaidimas labai juokingas. Bear Grylls. Tai aš iš to ir užskabinau ant žaidimo recenzijų. Edvardas Michaelas Grylsas. Nu, taip ir sakai. Edvardą ir Michaelas jungia Bear gaunas. Teisingai. Sprantė? Edward Bear. Britų avantūristas, rašytojas ir televizijos žvaigždė. Kaip supras avantūristas? Mane avantūristas skambino... Adventurer.
Žinai, kaip čia, man atrodo, venturer, gal čia toks labiau, nes avantūristas man skamba kaip iš briliantinės rankos, žinai. Arba kažkas, kas su kortom apžaisti. Jo. Geriau žinomas dėl savo dokumentinių laidų Born Survivor. Čia, žinai, Born Survivor skamba kaip išgyvenęs abortą, žinai. Ultimate Survival, jis taip pat yra vienas jauniausių britų, kurie įkaupė į Everesto kalną. Nu, žodžiu, jis analizas rimtas tikrai yra. Jo. Nori apie jo asmeninį gyvenimą, ką nors sužinoti. Vaiką turi, man atrodo. Bet vaiką irgi, man atrodo, keistas vardas, kiek atsimenu. Nu, tai bus ten koks nors Wolf Grills. Žodžiu, ką aš norėjau apie jį papasakoti, jis daro su žvaigždėm dalykus ir dabar pakliuvo į pinklės, ne pinklės, tipo į bėdas, nes 2017 metais jis buvo Bulgarijos nacionaliniam parke ir pažeidė bent 3 įstatymus. Tipo savo laidoj. Jie nufilmavo, kaip kuria laužą nacionaliniam parke, kas yra draudžiama, kaip su pagaliu persmeigė nykštančią varlę ir jie iškepa ant to laužą, kurį uždegė, ir kaip plaukia vandenysai, kurios niekam nėra leidžiama įlipti. Supratau, o tie vandenys yra kažkokie tarptautiniai, ar ten yra šventa kažkas? Ne tarptautiniai vandenys. Jeigu... Nesurandu dabar, kaip vadinasi, nu bet žodžiu, ežeras. Tai kas jam dabar bus? Tai jį teis, ar ten jis grįž dabar turės? 5 000 eurų baudą. Čia nieko jam nėra. Ta prasme, jo batai 6 štukas kainuoja. Jaučia, su kuriais jis tenais vaikšto. Čia kur fotkiai yra, tai jie nogi. Jie visi? Nesu bičio kito, kurio keliauja. Nes turi nusirenkt, kad nesušlaptų rūbai, žinai, ir į nudirtą elnio kailį įdėti. Aš visą laiką pagalvoju, būtų faina, pavyzdžiui, Lietuvoje kažkokia išgyvenimo laida, bet būtų sunku, nes visi ant tiek miškai maži, kur tu sėdi ir tipo, gerai, čia mes turime labiausiai atskirtą Lietuvos dalį ir giris už jo. Močiutė su grybu. Ten surinkau. Gal matėt eglių eidami čia, žinau, kad ten baravykų daugiau. Kaip tu manai, kokios trūksta laidos Lietuvoje? Geros. Nu gerai, vienas. Ko trūksta? Survivalas nelabai. Aš tau šiandien netgi minėjau, man tai aš labai, netgi ne laida, bet čia toks kaip specialas galėtų būti. Man rausto labai norisi Lietuvoje. Nu jo, bet aš netgi kalbėjau apie raustus. Ir gerą late nightą. Aš apie raustus kalbėjau. Late nightam reikia raiterių, o nieks raiteriam nemoka Lietuvoje, nes dar nesupranta, kad pribręs, kai nieko gero nebebus. Kai mirs, tai liks. Nu, nemirs, visą laiką kažkas žiūrės, bet kažkam kažkada reikės. O kitas dalykas, kalbėjau su viena hebra apie raustus, tai sako, mes sunkiai į teliką prisikviečiam girt žvaigždės. Sakė, Lietuvoje yra žiauriai maža saviironija. Tu nori paraustinti kažką, tai žmogus labai sudėtinga. Aš manau, kad raustų ratas užsidarytų ties komikais, gal koks politikas, bet ne rinkimų metu jam dzin būtų. Tai jo, tame yra esmė. Bet šiaip būtų smagu, man dabar vardai eina, apie kuriuos aš galėčiau prisakyti daug. Aš manau, kokius radistus būtų juokinga. Nes manau, ir jie sutiktų. Ir manau, būtų juokinga. Ir mes turėtume ką pasakyti. Tikrai būtų pasakyti, ką juokinga apie radistus. Ir manau, koks politikas pasirašytų. Zuokas. Jeigu atvarytų būtų. Ta pati Selas surastum. Zelas nepasirašyti nieko. Aš tiesiog vardinu, apie ką daug būtų ką pasakyti. Nu jo, galvoju, kas dar. Reikėtų kažką iš tokių gęstančių žvaigždžių. Tokių, bet legendinių kažkokių. Ostapenko. Ne visas namuose. Ten kaip Maybachą kviestis į daryti kažką. Toks ne košerna. Nu nežinau, reiks pagalvoti. Gerai, Falls My Number. Mano draugė rašyti nemoka, aš to tiek pasakysiu. Man atrodo, pas jūs šeimoje šitas visai bus gajus dalykas. Taip, labai, nes, pavyzdžiui, dabar man yra prekių sąrašas, ką man reikia pranešti. Gerai, romaninė salota. Gerai, gatet, višniniai pomidoriukai, oranžiniai, čiki pipiras, krevetės. Čiki pipiras, briki duona. Krevetės su odigytė, su 2 T ir klaustukas. Čia manęs klausė kažkokios biologinės informacijos apie padarą patį, ar man reikia dabar sužinoti. Ir aš jeigu paklausiu, bus tiesiog, tu nesupranti visiškai, ką aš noriu pasakyti. Gerai, turi gal... Žiūrėk, krevetė nėra tiesiog uodega. Jeigu žiūrim jau taip, Vaido filosofijos valandėlė yra. Krevetė ar nėra tiesiog uodega? Krevetė, kurią valgyti, tu valgai uodegą. Realiai. Galva numeti uodegą valgai. Tai... dabar čia uždavė, aš tiek seniai... Sakyk taip, Vaidai, ir viskas. Žiūrėk, geriau pašnekėkim apie... Čia tas, ar krevetė yra tiesiog uodega, yra viskas, kas nėra mėsa, yra garnyras. Čia yra...
Geriausias maistas. Visą krevetį ir uodegą ant maikės, jis kažkam greitai, aš garantuoju. Kai kurios istorijos atrodo per geras, kad būtų tikras, ne? Tikrai patikėk. Pavyzdžiui, 79 metų vyras, kad iš savo kaimynų šunų plaukų gamindavas perukus. Skamba per gerai, kad būtų tiesa. Nu, taip. Nes tai nėra tiesa. Turiu minį mūsų laidai per gerai, kad bus per įdomu. Nes žmogus dabar galvoja, kas čia gero. Ne. Mes kartais pamatom dalyką ir galvom, Aš jau kaip ir šnekės. Bet mes esame ir baisesnių normalių dalykų šnekė. Žodžiu, tai yra netiesa. Bet apie ką aš norėjau pašnekėti, apie keistus kaimynus ir keistus žmonės, kurie gyvena aplinkui tave. Jeigu dar turi jėgų šiandien. Galvoju aš dabar. Nes, pavyzdžiui, pas mus būdavo viena babulka, kur mes daug kartų esam stavi off-air šnekė apie šitą dalyką. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu bėgi pas ją labai gerą grastai augdavo. Čia Šiauliuose ar Vilniuose? Šiauliuose. O galvoju, tai čia paskat čia grastas valgai. Tenais labai gerą grastai būdavo ir kai jie sunokdavo, mes tipo varydom. Ir varom tuo grastų pavalgyt ir tada jinai, pavyzdžiui, išeina į lauką ir jeigu tu nejudai, tavęs nemato. Ir rūkas, pas ją kur kakta, pas ją blind spotas. Visiškai. Jeigu matei filmą Pitch Black, toksai buvo su Vin Dieseliu, kur atskrenda, kuris yra ridikas, kuris mato tamsoj su šviečiančiam akim. Nemačiau. Nematei? Nu, žinot, toks blind spotas buvo pas pabaisą, kur jeigu atsistoja visiškai prieš kaktą, tai greičia kinėje užstodavo tą liniją. Nemato. Tai va, tokių visokių būdavo, pavyzdžiui, kur šitas labai pasijausdavo, kada blogis kaimynas, kad ne kaip užgavinės būdavo ir ne, pastatai neinam, pas šitą neinam tikrai. Jo, pas mane tai dabar visi normalūs kaimynai iš esmės, nes kažkaip... Ne, mes dabar užaugom ir nebendraujam su kaimynais, bet anksčiau būdavo dar bendravimas kažkoks. Nu, man bendravimo niekada nebūdavo. Tu žinai, kas šalia tavęs trijuose būtuose šona ir viršui gyvena? Jo, nes mes sveikinamės su žmonėm. Nu, tipo, aš visą laiką sveikindavus, man mama visą laiką sakydavo, netgi labai nemalonus kaimynas visą laiką sveikinkis. Tai šitą aš turiu, sveikinas, nu ir tipo, tada žinai, kas pas tą gyvena. Yra tiesiog vienas užknisantis dalykas. Yra dvi mergos gyvena. Vienas, o kitas yra dvi mergos iš manęs gyvena, kurios, pavyzdžiui, tūsinasi savaitgalį ir jos negali atsirakinti durų ir skambina man į duris tada, kad aš atidaryčiau, pavyzdžiui, būna. Ir man šitas yra super pėsinas dalykas. Ta prasme, I'd rather not, kad to nebūtų. Ne, atvarą pastavė panas, gal gali duris atrakinti. Ne, iš lauko, ta prasme. Jos, nu, pas mane yra... Ties užrakinės laika. Ne, yra domofonas pas mus. Ai! Ir jos būna kartais sėdi... Aš įsivaizdavau, atvarą pastavį. Tu sėdi gaminį Red Dead Redemption. Nu. Gali mum duris atrakinti. Hey, bye. Hey, big boy. Čia raktas nuo mano durų. Ir klaimas, vis man tai grįžti. Man reikia duris atrakinti. Mokykis rašyti, nes man atrodo, jeigu jas geriau rašo, tai žinok, man atrodo, niek nebus. Gerai, va taip viską surišam. Vse, pirmadienį baigiam. Ačiū visiems, kas buvot kartu su mumis. Susimatom rytoj nuo 19. Davai. Čiau, draugai, iki. Davai. Čiau, draugai, iki. Davai. Čiau, draugai.